Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia šiandienos tema. Pabaigsiu apie imigrantus, o po to pereisim prie prezidentų rinkimų kandidatų. Tai su imigrantais vieną momentą, kadangi mačiau, tai pasibaigs laidelės, laikas, nebegalėsim įrašyti, tai aš nusprendžiau greitai pabaigti, nesiveldamas jau toliau. Žodžiu, su imigrantais dar yra toks momentas. Jeigu mūsų šalyje nebūtų imigranto, mūsų rinkoje nusistovėtų tam tikrą lygybę. Veiktų žirklės ten, pasiūla, paklausa. Tai yra, jeigu darbdavys neranda darbuotojų, pradėtų kilti atlyginimai. Taip, vienoje ar kitoje sferoje veiklos. Tačiau, jeigu atsidaro sienos, taip, ir mes galime samdyti darbuotojus iš kitų šalių, tai darbdavys, tiksliau darbuotojas, netenka sverto. Jis negali reikalauti didesnio atlyginimo. Jis yra priverstas dirbti už kapeikas arba keisti savo veiklos sritį. O jeigu jisai, tarkim, daugiau, jam jau yra, sakykime, virš 40, 50 ir jis nieko kito nemoka, tarkim, kaip vairuoti, visą gyvenimą pravairavo, kas jam belieka? Jam belieka važiuoti į užsienį dirbti tenais. Ne, į kažkokią įmonę, tenai gyventi po 2-3 mėnesius ir po to grįžti jau čia į Lietuvą, išleidi ten tos pinigėlius, ten pabuvai, ten savaitę ir kiek jam ten duoda ir, žodžiu, tu varai vėl toliau, varai ten ari, dirbi ir taip toliau. Tai pas mus sugriaunama pamatinė, taip pat atsivežant imigrantų, sugriaunamos pamatinės kapitalizmo santvarkos gairės. Svertai, kurie ten veikia pas juos, pasiūla, paklausa, žirklės ir visa kita. Tai nebeveikia. Tai yra buliaus kažkas ten. Šitas. Buliaus šitas. Kaip jisai. Žodžiu, nesvarbu kas ten. Tai va taip vyksta su imigrantais. Imigrantai yra skirti griauti paprastų šalies piliečių gyvenimus. Ir daugiau, kad uždirbtų vergvaldžiai. Tie, kuriems priklauso įmonės, tai yra vadovai, verslininkai ir visa kita. Dabar pereinam prie kandidatų į prezidentus ir ateinančių rinkimų. Visa tai, ką aš pasakysiu toliau, yra nemokama, neatlygintina reklama kandidatams į Lietuvos Respublikos 2024 metų rinkimus. Kandidatų, mintį supratot. Tai yra neatlygintina ir nemokama. Jokioj formai. Taigi, pakalbėkime apie dabartinius kandidatus, Ignas Vėgėlė ir Eduardas Vaitkus. Du tokie pagrindiniai, visi kiti, man atrodo, tai yra tiesiog triukšmas. Yra toks baltas triukšmas, muzikoje yra rožinis triukšmas. Žodžiu, tai yra triukšmas ir jisai tiesiog kaip fonas ten jie, tik tiek, kad susirinkti į rinkimus. Vėgėlė, mano manimu, jau yra kaip numatytas, kaip rezultatas, kaip būsimas mūsų šalies prezidentas. O Eduardas yra panašu, aš dar iki galo neapsisprendžiau, bet iš to, kiek aš apie jį ko žiūrėjau, yra vienas iš geriausių, sakykime taip, vienas iš geriausių mūsų šalies kandidatų į prezidentus. Geriausių tai yra jisai atstovauti gali ir manau, jeigu tai yra tai, ką jisai pasakoja, tai, ką jisai sako, yra tiesa, tai jeigu tai nėra šou elementai ir tai nėra populizmas, tai jisai tikrai geriausias kandidatas, vienas iš geriausių, nes jis, galbūt ten buvo dar kokių nors tokių, kurie irgi panašiai kalbėjo, arba buvo tikrai verti dėmesio prezidento, kaip prezidento pareigas einantis asmenys. Tai su Eduardu Vaitkum aš dar esu neapsisprendęs, aš žiūriu situaciją ir nežinau, kuo tai pasibaigs ir koks bus mano galutinis sprendimas. Bet vieną galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, dėl kandidato Vėgėlės 100% galiu jūs užtikrinti, kad kas be nutiktų, už jį nebalsuosiu. Kodėl? Dėl to, kad
Aš žiūrėjau ir šito kandidato vaizdo įrašus, pasižiūrėjau, kaip jisai kalba, ką jisai šneka. Tai jisai, toksai personažas Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje buvo kapitonas akivaizdumas. Captain Obvious. Jisai pasakoja tai, kas yra ir taip aišku, tai, kas yra akivaizdu daugumai Lietuvos šalies piliečių. Jis konstatuoja faktus. Tai, kas yra. Tai, ką mato visi. Bet jis absoliučiai nesako, ką jis darys. Čia kokį nors reikėtų pavyzdį turbūt sugalvoti ir pavyzdžiui, sakykim taip, aš pagražinsiu jo kalbą ir sakykim, Lietuvoje yra labai daug korupcijos. Labai korumpuota ir tai reikia tvarkyti. Ir ten trūksta žodžių, bet aš nieko nedarysiu. Jisai kaip kandidatas pareiškė, kad, kur nepasakysiu tiksliai ten tų žodžių, bet mintis sekanti, kad man atrodo, šitoj kandidatavimo kalboje jis pasakė, kad aš ateinu atstovauti ne kažkieno interesus vienos ar kitos grupės finansinės ar ten dar, aš kovosiu už visus Lietuvos piliečius. Turėdamas šiek tiek patirties ir žinodamas, kaip veikia kapitalistai, po 4 metų, kai bus galimai reiškiamos pretenzijos, kad, mielasis prezidentė, tu žadėjai užstoti visus žmonės ir kodėl tu nekovoji už mus? Žinote, prezidento galių čia neužteko. Mano rankos buvo surištos, aš nieko negalėjau padaryti. Nei Seimo paleisti, nei surinkti žmonių savo į pagalbą. Tai, žinot, aš stengiuosi, aš tikrai norėjau padėti Lietuvos žmonėm. Bet šitas kažkas ten happens, nutinka, šitas nutinka ir, nesigavo, atleiskit. Bet jeigu jūs mane išrinksite dar vienai kadencijai, aš jums pažadu, pasistengsiu sutvarkyti tą situaciją. Tiesa, atkreipiu dėmesį, kad jisai dabar kalbėdamas nieko nežada. Absoliučiai nieko nežada. Jis pirmas reikalas nepasako, ką jisai darys, kokių priemonių imsis, jis tiesiog konstatuoja faktą. Tai yra viena iš manipuliacijos priemonių, kad jisai parodo kvailiams, ne kvailiams, atleiskit, debilams, tai yra žemesnius nei vidutinius protinius gebėjimus turintiem asmenim, kad jisai žino, kokios yra problemos. Ten bereikia, gaila, ten jisai neteis, aišku, pas kokį Vaidą pabendrauti ir kad Vaidas jam užduotų klausimus, nes yra tokios problemos ir ten reikėtų vieną klausimą užduoti. Ką jūs konkrečiai šituo klausimu darysite? Ir atkreipiu dėmesį, kad pavyzdžiui, jis nuėjęs pas Janutę, jam tokių klausimų neuždavinėja. Dar atkreipiu dėmesį, kad kai jisai nuėjo pas Gorienę ir Gorienės laidoje jie kalbėjosi, aš supratau, kad Gorienė yra skalbimo mašina. Jinai skalbia kandidatus ir nuplaudinėja ne tik kandidatus, bet įvairiaus plauko veikėjus ir iš jų biografijos padeda išplauti, išblūkinti, kaip mokykloje. Žinot, gavo ten, dauguma jau. Ne, nors tie, kas žiūri, dauguma žino, kas yra pažymių knygelė. Gavai blogą pažymį ir prasideda baliklis, koks nors ten šitas peiliukas, išgremžti atsargiai, pašalinti įkalčius, kad kokį tu pažymį gavai, ten negerą. Ar ten pastabą tai su balikliu dar, ko ten tik neprisigalvodavo, žodžiu. Ištrinti. Tai tai yra Janutienė. Janutienė formuluoja klausimus, kuriais užveda ant to atsakymo, kuris padėtų išspręsti kažkokią tokią kontroversišką istoriją, kuri kažkada buvo nutikusi vienam ar kitam asmeniui. Iš esmės, taip, jinai, pavyzdžiui, priėmė Vaitkų, ir su Vaitkum bendravo ir atseit gražiai. Bet kam jin tai darė? Jūs žinot, kaip būna, pavyzdžiui,
Aš jaunas būdamas nelabai kreipiau dėmesį į dėliojimą ten vieni rūbai, kiti, aš viską sumesdavau į vieną skalbenkę, pastatydavau ten kokių 60 laipsnių temperatūros ir, kadangi aš dažnai įsitelindavau ir pas mane džinsai ganėtinai dažnai būdavo kokie patepaloti, murzinį aš pastatydavau 60 miltelių, ir ką jūs galvojate, ir aš turėjau labai gražių įvairiaspalvių melsvų maikių. Kokia bebūtų, vis tiek likdavo tokia melsva, žalsva, kažkas tokio. Tai Gorienės laida yra tokia skalbimo mašina, kur ten sumetė viską, davė šilumos ir visi maždaug vienodi, gražus tokie plius minus pilki, nei juodi, nei balti, tokie pilki. Tai, nežinau, aš Gorienės daugiau turbūt nežiūrėsiu, nebent mane priverstų kas nors, nes ten, tai yra vėlgi manipuliacija. Pas Janutinę irgi pritempinėjimas, jai toks jausmas, kad yra duoti atsakymai ir prie tų atsakymų reikia pritempti klausimus, ir jinai pritempinėja. Tai Ignas, kai kalba, nepastebėjau nei vieno sprendimo, ką jis pasakytų, taip. Kalboje apie žemės, ne žemės, apie žemę. Kai pardavimas užsienio piliečiam, ir ten kalba buvo, kad jis naudoja kokią dar manipuliaciją, kad, žinot, tai galima, aišku, mes galim neparduoti, bet tai klausimas yra pinigų, mums skirs baudą, ten kokie 2 milijonai, o gal ir ne 2 milijonai, gal 50 milijonų, nors galimas daiktas, kad greičiausiai daugiau bus ir jisai užveda ant kelio, tarsi jisai geras, tarsi jisai fainas, tarsi jis puikuotas, tarsi jisai su nieko nedalyvauja ir jis tiesiog jūs informuoja. Ir jis informuoja apie tai, kad jums bus blogai. Atvirų tekstų. Jis jums grasina. Ne jis pats, bet kažkas ten, tie vyrukai, kurie stovi ten gatvės gale, aš nieko nedarysiu. Aš kartoju, aš tau nieko nedarysiu. Nesupranti manęs. Aš tau nieko nedarysiu. Supratai mane? Kad aš tau nieko nedarysiu. O dėl tų bachūrų aš negarantuotas. Tai taip ir jisai. Grasina, spaudžia, kad mums, ten buvo toj kalboj, kad ašgi nieko. Aš tiesiog jūs informavau, kad jeigu tai paimti labai pagražintai ir pratestai, išplėstai, tai jisai turėjo dar pasakyti. O ką ašgi nieko. Čiagi ne aš, ne ašgi jūs mušiu, o mano draugai jūs paturės. Ir aš su tais draugais nieko bendro neturiu. Tų draugų aš nepažįstu. Dar momentas apie žemės pardavimą užsienio piliečiams. Kas yra valstybė? Aš kažkokioje laidoj su Vaidu, kažkada tai buvau pasisakęs. Man atrodo, gal netgi savam kanale esu irgi kalbėjęs apie tai. Valstybė yra susideda iš 3 dalykų. Pirmas, tai yra teritorijos. Antras, žmonių gyvenančių toj teritorijai. Trečias yra momentas, tai yra valdžia. Ir skamba valstybė, kad tai yra teritorijoje gyvenančių žmonių ir valdžios junginys bendras. Taip? Dabar žiūrėkime. Jeigu kažkas mūsų šalyje sako, kad mūsų teritorijas vieną gabaliuką, žipsnelį jos galima parduoti kažkam kitos šalies piliečiui, tai jisai mažina tos mūsų valstybės, kurie susideda iš 3 kertinių dalykų. Jisai griauna mūsų valstybę. Jis pasisako už valstybės griovimą. Ar jūs suprantate? Aš tikiuosi, jūs suprantate. Jeigu tu nori išparceliuoti teritoriją gabaliukais po vieną, po dar vieną gabaliuką, ne Lietuvos Respublikos piliečiam, ne šitiem, kurie čia gyvena, tai mes griauname valstybės apibrėžimą. Ir teisininkas, man atrodo, tai turėtų suprasti. Atkreipiu jūsų dėmesį. Jeigu kas nors mūsų šalyje dar kada nors
pasakys, kad reikia parduoti žemę ne Lietuvos Respublikos piliečiams, tai tas žmogus yra grėsmė valstybei, Lietuvos valstybei. Nes jis nori sugriauti, sunaikinti vieną iš valstybės dedamųjų. Va toks va mūsų kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Tai jisai pasisakė už Lietuvos valstybės griovimą, valstybingumo griovimą, dar nebūdamas šalies prezidentu. O pabandykime įsivaizduoti, ką šis nuostabus Amerikoje baigęs mokslus žmogus padarys dėl mūsų valstybės, kai taps šalies prezidentu. Dėl šios priežasties aš jokių būdų nebalsuosiu už šitą kandidatą. Aš galiu jūs dėl to užtikrinti. Kas dabar dėl artėjančių rinkimų? Turiu pamąstymų, minčių, kaip visą tai turėtų atrodyti, dėl ko žmonės tenai turėtų nueiti arba neiti. Ir mane tai drasko į dvi dalis. Susikaupsiu, susirinksiu informaciją ir apmąstęs galimai pateiksiu jūsų svarstymui, jūsų komentavimui ir įvertinimui. Šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso geriausio.